Pradėkime. Šiandien neriame tęsėjai į Marino L. Tabut įžvalgas apie 4 liturginius sekminių skaitinius. Tai ne šiaip sausas tekstų skaitimas, o tikra teologinė kelionė. Dekonstruosime šimtmečių senumo idėjas ir pamatysime, kaip neįtikėtinai jos susijungia į vieną be galo nuoseklę žinutę. Keliausime chronologiškai per 4 esminės stoteles. Nuo naujojo Sinajaus ir kūrinijos alsavimo prie gyvos mozaikos ir galiausiai aptarsime atleidimo misiją. Kiekviena iš jų prideda po gyvybiškai svarbią detalę prie bendro teologijos paveikslo. Taigi, pirmoji mūsų stotelė – Naujasis Sinajus apaštalų darbuose. Veiksmas mus nukelia į pačią Jeruzalę didžiulės šventės įkraštyje. Pagalvokime apie tai. Tūkstančiai piligrimų susirinko Jeruzalėje ir greičiausiai neturėjo nemenkiausio supratimo, kad tuoj pat prasidės visiškai nauja era. Sekminės, kurios iš pradžių tebuvo žemdirbystės šventė, o vėliau tapo Senojo testamento įstatymo gavimo minėjimu, staiga tampa fonu visiškai nematytam istorijos lūžiui – krikščioniškosios dvasios dovanai. Tikras netikėtumas, ar ne? Esminis momentas čia yra milžiniškas kontrastas. Tekstas labai meistriškai supriešina istorinį įstatymo davimą ant Sinajos kalno su šiuo naujuoju dvasios įstatymu. Prisiminkime, senasis Sinajus reiškia šaltas, sunkes akmeninės plokštės, lydimas bauginančio vėjo ir ugnies. O štai naujasis Sinajus veikia visiškai kitaip. Įstatymas per švelnų vėją ir ugnies liežuvius įrašomas nebe ant akmens. Jis įrašomas tiesiai į pačių žmonių širdis. Tai be galo svarbus perėjimas nuo išorinių taisyklių vykdymo prie absoliučiai vidinio kompaso. Ir čia žengiame dar toliau, matantis tiesioginį kontrastą su senoviniu Babelio bokšto pasakojimu. Atsimenate? Babelio atveju priverstinis vienodumas visiškai žlugo, jas atnešė tik sumaištį ir išsisklaidimą. Tačiau sekminės Jeruzalėje parodo visišką priešingą. Būtent kalbų ir kultūrų įvairovė stebuklingai veda į supratimą bei gilų ryšį. Skirtingos kalbos čia jau nebe barjeras, o nuostabus komunikacijos tiltas. Marino L. Tabut šį fenomeną apibendrina viena įžvalga, kuri pataiko tiesiai į 10. Ji teigia, kad tikroji meilės vienybė gali būti rasta tik įvairovėje. Tai visiškai sugriauna tą seną ilgai puoselėtą mytą, esą norint pasiekti harmoniją, privalome tapti visiškai vienodi. Visiškai ne. Judame toliau. Antroji dalis – kūrinijos alsavimas. Pažvelkime, kaip 104 psalmė atskleidžia šventąją dvasią kaip pačią gyvybę teikiantį, tiesioginį kūrinijos alsavimą. Šio komentaras išryškina stulbinantį istorinį kontrastą. Viena vertus turime senovinį egiptiečių faraono Echnatono tekstą, kur saulė garbinama tiesiogiai kaip galinga, viską lemianti dievybė. Kita vertus, Biblijos psalmėje saulė visiškai, taip sakant, nuleidžiama ant žemės. Izraelitams ji tebuvo paprastas kūrinys, veikiantis lyg koks mechaninis laikrodis ir absoliučiai priklausantis nuo vienintelio kūrėjo. Tais laikais senovės pasaulyje tai buvo itin radikalus mąstymo posūkis. O kas iš tiesų įdomu kalbant apie šį tekstą, tai suvokimas, kad kūrimo aktas iš tikrųjų niekada nesibaigia. Tai nėra kažkoks tolimas praeities įvykis, kur pasaulis buvo sukurtas, paleistas suktis ir tiesiog paliktas. Ne, tai nuolatinis, nepertraukiamas santykis, kurį nuolat, kiekvieną sekundę palaiko tas dieviškasis alsavimas. Taigi, periname prie 3 dalies – gyvos mozaikos. Čia Pauliaus pirmasis laiškas korintiečiams šį kosminį asavavimą savotiškai įžemina, perkelia tiesiai į fizinę gyvą žmonių bendruomenę. Reikia suprasti, kad Pauliaus vizija to meto visuomeniai buvo visiškai neįtikėtimai radikali. Jis kalba apie bendruomenę be jokių vertikalių socialinių hierarchijų. Rasizmas, bet koks kultūrinio pranašumo jausmas, viskas turi būti išnaikinta. Skelbiama lygybė tarp vergų ir laisvųjų piliečių anais laikais skambėjo tiesiog beprotiškai. Paulius ragina švęsti žmonių skirtumus kaip dvasinės dovanas ir visus tos įvairius talentus naudoti išskirtinai bendram labui. Ir šiai idėjai iliustruoti puikiai tinka teselų metafora. Teselos tai tie maži, įvairūs ir spalvoti gabalėliai, iš kurių amatininkai kūrė vieningą mozaiką. Tai reiškia, kad bendruomenė nėra statoma kaip kokia nors griežta vienoda piramidė.
Ne, ji susideda būtent iš šių mažyčių, absoliučiai skirtingų, bet harmoningai derančių detalių. Užuot matę skirtumus kaip kažkokį erzinantį konfliktų šaltinį, esame skatinami suprasti, kad įvairovė yra privaloma. Ši gyvybinga mozaika tiesiog neturėtų jokios prasmės, jei visos dalelės būtų identiškos. Taigi žmogiškieji skirtumai čia yra ne kliūtys, kurias reiktų bet kokią kainą išlyginti, o pats tikriausias turtas, gyvybiškai būtinas tikrai vienybei pasiekti. Galiausiai pasiekėme 4 dalį atleidimo misiją. Jono Evangelija mums atskleidžia pačią giliausią asmeninę misiją, slypinčią už visos šios teologijos. Atkreipkite dėmesį, kad tekstas specifiškai pamini pirmosios dienos vakarą. Teologiškai tai simbolizuoja vadinamąją 8 dieną. Tai tikrai nėra šiaip kalendoriaus data. Ji žymi visišką žmonijos perkūrimą, dvasinį atsinaurinimą ir visiškai naujos egzistencijos eros pradžią. Komentaras čia pabrėžia tiesioginę nenutrūkstamą grandinę. Tėvas siunčia Jėzų, tada Jėzus tarsi perduodamas gyvybę kvėpia šventąją dvasią į savo mokinius. Ir kas vyksta toliau? Mokiniai nedelsiant siunčiami atleisti. Tai reiškia, kad dvasios gavimas yra neatsiejamai susietas su milžiniška praktinė atsakomybė, atleidimu kitiems. Ir čia turime ko gero pačią įdomiausią metaforą. Dvasia lyginama su teatro sufleriu, tuo nematomu paslėptu žmogumi, kuris tyliai pašnibždo pamirštus žodžius aktoriams. Būtent taip veikia šis vidinis mechanizmas, jis paslapčia šnibždo atleidimo žodžius į mūsų sąmonę tomis akimirkomis, kai atleisti atrodo tiesiog per sunku ir savų jėgų tam visiškai nebepakanka. Iš to išauga galingas, kone šokiruojantis kvietimas. Tikintieji siunčiami į pasaulį kaip avinėliai. Tai reiškia, kad į neapykantą, agresiją ar smurtą privalo atsakyti išimtinai tik nesmurtu ir atleidimu. Sutikite, tai išties radikalus kelias, reikalaujantis nepaprastos vidinės stiprybės, kad tas nuolat besisukantis smurto ratas pagaliau būtų nutrauktas. Taigi, paliekant istorinius tekstus nuošalyje, lieka vienas labai praktiškas ir provokuojantis klausimas. Kaip mes, šiandieninėme, dažnai susiskaldžiusiame pasaulyje, galime aktyviai būti atleidimo liudytojais? Kaip tapti tą gyvą mozaikos detalę, nešančią taiką? Paliekame šį klausimą atvirą. Tikrai yra apie ką pamastyti. Ačiū, kad kartu nerite į šią gilią analizę.